Labas rytas, labas vakaras, 6:30, nauja diena, penktadienis. Tikrai nuostabi diena atrodo, kad šiandien bus, nes pažiūrėkite, koks dangus. Švarus, skaidrus, viskas tobula. Paukščiukai čiulba, bet ne taip vasaros pradžioj būna. Šiekime tą dieną, būkime laimingi, šipsokime daug. Kokie nutikimai įvyko šį kartą. Vakar, pavyzdžiui, buvo su mašinu nuotykiai naktį. Šiandien pabaigėme epizodą, grįžom namo, bet kad normaliai suskėlėm visą medžiagą. Pradėjome editinti epizodą. Pusę editino epizodą išmetė errorą, įsijungė editinimo programą. Gerai, įjungė editinimo programą, žiūriu, viskas įsitrynė, ką editinau ir toksai jo. Antrą kartą editinau, vėl įsitrynė. Trečią kartą supratau dėl ko. Kol sudėtinau epizodą, gal 2 valandos praėjo. Ir nuėjau miegot kažkur apie 1 nakties, o man kelti 6 ryte. Ta prasme, aš galėjau tiesiog nusispjauti ir mesti epizodą va. Bet aš to net padariau, vis laik sukūriau jį, aš jį ir kėliau. Įvyko toks įvykis, bet vis tiek viską pasidarėme, nepasidavėme ir viskas yra labai gerai. Tai va, draugai, pradedam šios dienos epizodą normaliai, užtikrintai, varame dabar į darbą. I can see through you now, do I need to get closer? I had a dream last night, but I think I need something. Pietus baigti, kaip ir visą laiką kiekvieną dieną susitinkame per pietus, bet tai yra normalu. Tai va, šiandien pietus biški buvo vėliau negu įprastai, visą laiką 12 valandą pietaujame, šiandien pietavome po 2 biški. Šiaip skaniai pavalgėm šoninės šiandienos darbai, tai buvom Litagrai, pasėmė metalą, atsivežė metalą. Tėtis ten nupjovė, suvirino su savo kitų darbuotojų, aš paėmiau, nudažiau viską. Tada paėmėm, subetonavom tas stulpus 16, kuriuo atsivežėm, ir tada visus stulpus, kuriuos vakar ir šiandien sudėjom, reikia dažyti. Jau pusę nudažiau, nu ne mažiau nei pusė. Dar pusė liko, todėl dabar va išvarė pirkti dažų. Šeimininkas šių namų, va, šio va ateinančio namą. Tada paimsime ir nudažysime viską. Tai va, tokie planai yra. Viskas tikrai gerai. Taip atvežė dar blok jau namui. Pirmadienį, kiek žinau, mūris jau namą, pradės bent jau mūryti. Nežinau, ar manęs reikės ar ne, bet sakė, kad jei reikės, prašys manęs vieną, nes dėl to, kad jis senai jo navoje dirbs ir panašiai. Viskas tikrai gerai. Lengvai dirbasi, šilta diena, viskas liuks. Wow. Tai va, grįžame namo 7:30 ir šiandien vyksta Lietuvos krepšinio varžybos. Lietuvos rinktinė prieš Lenkijos rinktinę. Kas Lenkai laimi prieš lietuvius, tai nėra gerai. Bet tai pakalbant apie darbą, diena buvo tikrai ganėtinai ilga. 5:30 tik tai baigiam darbą ir išvažiavome iš tenai. Kadangi aš vairavau, tai tikrai tvarkingai pagal ciklės važiavome, tai normaliai kelias, normaliai. Tada buvom parduotuvės, tėčiui viską nupirkom, ko reikia namo. O, herkutis atėjo. Šiaip jisai naminis gyvūnas, ta prasme, jisai laukia dažniausiai nebūna, nevaikšta, bet dabar biški vasarą atšyla oras, tai jisai sėdi laukia. Taip tai visą laiką miega laukia, ta prasme, kambarį, visą žiemą kambarį visiškai neišeina laukia ir panašiai. Dabar žiūriu laukia. Kalbant apie darbą, tai tikrai padirbome neblogai. Dažėme visus stulpus iki 5 valandų. Žinai, iki 5 valandų, paskui viską susirinkome, atsiskaitė tenai už viską, kas uždirbo per tas dienas. Darbai baigti. Pagrindinė tiesiog šiandien buvo dažyba, toks lengvesnis darbas, aišku, šiandien labai nenusikėlė, tai yra didelis pliusas, bet vis tiek, kai visą dieną tiesiog taip dirbi, mažai kalbi, daugiau tiesiog mastai, kažkaip tikrai. Išvargsti ne tai, kad labai fiziškai, bet kažkaip psichologiškai gal greičiau. Kai aš mėgstu laiką aktyviai kalbėti ir panašiai, tikrai būna biškiukas sunku, bet jau baigiu priprasti, todėl viskas gerai. Man nepatinka vienas dalykas, kai tai darbus dirbi vienas, dažniausiai kai būni labai daug galvoji, tada pradedi galvoti labai daug blogų ar kažkas tokių dalykų, kurie tiesiog tai prasme yra prisiminimai ir kurias tu pakeiti dar blogesnius prisiminimus, o tai man labai nepatinka dažniausiai. Nežinau, čia tik man vienam tai, bet tikiuosi gal ir jums tai būna, ne tai aš gal keistas, bet tiesiog tas dalykas yra toks, kad vakarnai būni pradedi galvoti visokias nesąmonės, pradedi savo sakyti, tai va, net negalvok, pamiršk viskas, pamiršti vėl tada viskas gerai. Čia toks va. Lipdukas, dabar nežinau, ar čia įklijuoti, ar čia kažkur klijuoti. Čia užklijuosiu kažką šitoje vietoje, va, labai tiks. Šiais laikais jį pamato, man neloja. Kodėl loja? Todėl, kad nori, kad aš išleisčiau. Tai va, galima dabar lipduką užsiklijuoti, biškai kaimą reikės padėti, nes vis tiek vieną ranką neužklijuosiu normaliai lipduką. Kas yra? Dar yra, žinau, kad viena siunta pašte, rytoj reikės atsikelti ir nuvaryti paštą pasimti dar vieną siuntą, nes atsiunti žinutį telefoną, kad yra. Tai va, reikės dar ją pasimti, tikriausiai netilpai pašto dėžutė. O šiaip viskas tikrai labai gerai. Saulutė šviečia nuostabu.
kodėl iš šito lipduko kainos skiriasi nuo 99 centų iki netgi 10 eurų. Kodėl? Todėl, kad 99 centų reikėjo klijuoti visą šitą lipduką. Na, po vieną raidę, ta prasme, pasiėmiau pincetą. Prieš vieną raidę taip dėdė taip. Todėl toks ir nėra lygus tekstas. Bet automatiškai, kai nelygus tekstas, žymiai geriau žiūrisi, bent jau man. Toks vadinamas ale originalumas, tai yra gerai. Tai va, dabar bent jau žinosite, kad tai yra Aivaro mašina, kai pamatysite būtent šitą dalyką. Tai dar būtent netaip lygiai uždėta. Bent jau atskirsti, nes tikrai daug Passatų yra Lietuvoje, tai žinosite, kad va, būtent šitas yra Aivaro. Va, šita dalis gražiai iš karto susiklijavo. L raidė iš karto užsiklijavo, O raidė iš karto užsiklijavo, šitas va užsiklijavo ir va šita dalis va biškiai užsiklijavo, todėl čia matau plyšo biškiai. Tai teka taip su pincetu gražiai sudėti, bet va sudėjau ir dar visai gerai atrodo, bent jau man tikrai asmeniškai patinka. Paul Walker, kai kas nežinote, tai yra Greitrisiūtė žvaigždė, tai tiesiog nuostabus aktorius, todėl ir čia šita frazė yra iš šio filmo, tai yra Greitrisiūtė pirmos dalies, kai jis sakė Vinui Dieseliui arba turėtojų vaidmenio charakteriui, šitą būtent frazę Dude, I almost had you. Per jų lenktynės turėtas laimėti, tai yra Vinas Dieselis prieš jį. Tai va, tokia lengva istorija, pasidarėm šitą darbą, varom pažiūrėti, kaip Lietuvai sekasi žaisti krepšinį. Varėm prie 5, tai visą laiką varėm prie 6 pamatau su draugeliais, bet kadangi jie jau visi senai paspartavė ir plius šiandien penktadienis, tai vienas atvariau biškį pakabėt ir šiaip kažkaip pirmadienį pasportavom daugiau presui, tada kitom dienom taip minimaliai. Kodėl? Todėl, kad kai rytinė epizodus ir visokių problemų viską ištinka, tikrai sunku būna dar nusiteikti presui, bet vis tiek, prieš šiandien mėgot bent jau vieną pratimą vis tiek visą laiką padarau, nes kitaip negaliu. Vakar vieną merginą rašė, kadangi pamatė užvakar dienos epizodą, kad ten tipo vieną berniuką pareklamavau, todėl paprašė, kad ir ją biškį pareklamuočiau, tiesiog padėčiau. Tai va, šią merginą vardu Beugnė, nežinau kiek metų, paneliai reiktų gal tada taip vadinti, nes kadangi nežinau tiksliai kiek metų, tai va, prašė to dalyko, porą video jau yra. Jei dirbs, viskas bus gerai. Žmogus tengiasi, tai yra svarbiausia. Taip, dar viena tokia paprasta naujiena, kad rugpjūčio 12 dieną bus žolinė krepšinio varžybos kaime. Jau visą laiką. Todėl jau komandą savo surinkau. Krikštų tėtis, aš ir mūsų epizodų žvaigždės Simas. Tai va, mūsų trijų komanda. Bandysime laimėti kažką. Tikėkime, nebus kokių antros lygos žaidėjų, nes jei bus, tada tikrai bus sunku. Vienas dalykas, kuris man nepatinka su telefono kamerom, tai kad jis labai išplatina vaizdą. Kartais yra labai gerai, ta prasme, kai taip filmuojant, labai atrodo siaura, bet kai nori pagauti saulę, kuri yra labai toli, atrodo ne tokia mažutė per kamerą, tai yra didelis minusas. Dar tai pabaiga, bet dar atsakysiu vieną klausimą, kurį uždavė viena mergina. Ir jis buvo pakalbėk apie narkotikų, tipo, ar bandęs, ar norėtum, ar kažkas tokio. Tai va, aš šią narkotikų iš tikrųjų turi galvą ir užsidirbo didelius pinigus. Ir aplamai iš narkotikų verslo žmonės dirba daug pinigų, aišku, nelegalu, todėl ir užsidirba daug. Ar norėčiau? Ne. Ar esu bandęs? Taipogi ne. Man tokių dalykų nereikia. Iš vis nereikia, aš per daug savyje pilnas visko, kad man reikėtų kažkokio šūdų dar. Plamai apibendrinus visą kelionę, nieko labai nesusitikau. Variau, mačiau vieną kitą jauną žmogelį, ta prasme, keletą mergaičių ir panašiai, bet tikrai kokių 13-14 maksimum metų. Šipsojau visą, toliau variau. Tada pamačiau, kad du pažįstamus, jas mašiną varė, tai pasveikino. Štai pasveikino visą, tada jie pravarės mašiną toliau ir viską. O plamai kažkaip tuščias miestas, tikrai šiandien tuščias miestas, tai yra keista. Prie vienos pizzerijos pilna mašina, žiūriu pilno žmonių, bet aplamai tikrai nustebau, ta prasme, kad toks tuščias miestas. Tai va, toks apibendrinimas kaip ir baigtas. Ačiū visiems, kad komentuojate, ačiū visiems, kad žiūrite, ačiū visiems, kad prenumeruojate ir panašiai. Žodžiu, tikrai ačiū jums visiems už viską. Tokias yra tos Aivaro dienos, tikrai šiandien tokia biškė ramesnė ir ramesnis epizodas, bet nežinau, ar to mums reikėjo ar ne, bet manau, visai dar nieko viskas išėjo. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime draugai rytoj. Su kitu epizodu, tik tais nuotikės prenumeruokit, prisiekit su Joni. Iki. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Vieną dieną, draugai, pamatysite, kad ši frazė tikrai pažinoma visoje Lietuvoje ir žinos, kas ją sako. Pamatysite. Iki, draugai.